Guys, ką jūs norit šiandien daryti? Kaip gera. Pala, kol pradėsim dieną, kas gera? Gera, kad Lietuvoje nėra karo, nėra killerų, nėra James Charles. James Charles nieko nežudo. Jo, žinau. Pala, o ką darai, gintarai? Šiandien mano sparnai pasiskleis. Jie pagaliau užaugs. Tikrai tai galėsiu skraidyti? Jo. Matai, maži, aš galėsiu skraidyti, to jie turi pasiruošti už kelių minučių. Tai geras, bet aš tau turiu klausimą. Kas tu? Aš esu Slibinas iš How to Train Your Slibinas ar kažką. Jo, aš mačiau tą filmą. Tavo tėtis buvo tam? Jo, mano tėčio filmas. Aš gimiau tik, kai pasibaigė dalis. Good memories. Jo, man 10. Dabar man 11. Tai aš čia vyriausias. Klausiam, jis yra drakonas. Aš esu smurfas. Aš tiesiog esu su kepurė ir mano mėlyna oda. O kas tu? Tu atrodo kaip kažkoks mėlynas nervgun. Aš makaronas ir mano vardas makaronas. Jo, jūsų tėčia esat makaronai. Jo, kur mano tėtis? Aš jau ilgai jų nemačiau. Pakviesiu jį, guys. The fact, kad tu žinai savo tėtį. Man dar 1 minutė liko, kol užaugs. Guys, mano tėtis yra prie televizoriaus. O koks tavo tėčio vardas? Jo vardas Smaka. O koks tavo tėčio vardas, gintarai? Mano tėčio vardas yra Bedantis. Nežinai iš filmo? Jo, liko dar kelios sekundės, kol tavo sparnai įsiheadžins. Tu galėsi skraidyti. Pagaliau galiu skraidyti. Nu, pabandyk. Palauk, aš tave išleisiu į lauką skraidyti. Ar aš pats einu, bet einu pirmą. Einu į lauką. Aš skraidau. Oh my god, aš skraidau. Einu dar arčiau. Aš skraidau, guys. Jis neuždarė net durų. Mano veidas. Gal skrendu prie jūsų. Kas nutiko? Man atrodo, kad tu nukritai, nes girdėjau, kad tu klykiai ir neuždarei durų. Jo, aš galiu skraidyti. Pabandysiu ir vėl. Skraidau, guys. Aš netgi toliau už mūsų play button. Aš taip toli. O Dieve, jau aidas yra, kad aš taip toli. Guys, ar girdit? Kaip jūs toli? Jo, bet keista, kad tavo namas turi tokias didelės subas. Žiūrėk, kaip jos toli yra. Guys. Jo. Ką jis bando pasakyti? Guys, ar mane girdit? Guys, girdit? Aš kaip paukštis, aš kaip papūga kažkokia. Kas čia per nuotrauka? Čia matau Vilių su milžinu. Aš kaip jūsų paukščiukas. Guys, ar viskas girdit mane? Wow, tas peitinė yra labai toli. O Dieve, kiek čia lubos. Au, čia yra pabaiga. Au. Krentu. Ar tu girdi tai, Čarli? Jo, kas tai per garsas kaip A garsas? Nežinau. Au. Wow, ar tau viskas gerai? Jis susilin taip toli. O gal mane tai nuskraidinti? Ne, tu sunkus. Einam, Aulynai. Palauk, aš nenoriu. Einam. Ar jo lubos yra kaip Eiffel's Tower? Jo, aš manau. Va, jie nuotrauka. Kaip iš vis jie tai padarė? Mano tėtis padėjo jums uždėti, nes taip toli. Einam pat viršų. Palauk. Na, aš nebegaliu į viršų, nes ten jau lubos. Jo, aš čia sustojau, nes kai praeitą kartą aš buvau va ten, tada aš įsidaužiau. Gerai, skris atgal. Neskrisiu. Kas tai per garsas? Auč! Ką, jis atsiguliau ir jūs 1 minutę jau taip? Kas jums
jūs išgėrėt kažką, kaip tu vien nukrenti? Ar tie maži sparnai tau nieko nepadėjo? Mano maži sparnai. Norėčiau kažkur nuskristi. Aš skrendu į Paryžių. Skrendi į Paryžių? Aš irgi noriu. Ne, pasilik ten. Jei nori skristi, skris su Aurinu ten pats. Skrendame į Paryžių. Bet tai labai toli. Aš tavęs nepaleisiu. Lėktuvas. Lipu jį. Kaip nesulaukiu į Paryžių. Mes jau pradedam skristi per langą, viską galiu matyti. Mes skrendam. Pedžiaržas užsisekė diržus. Mes ilgai skrisim į Paryžių. Palaukit visą Pedžiaržas, uždarysim tą ratą. Uždarėm. Dabar skrendam į Paryžių. Galite atsisekti. Atsiseksiu. Mes taip toli. Pala. Ar ten Aurinas su Gintaru? Aš matau per tą langą. Čia taip aukštai. O mes skrendam aukščiau. Kaip toli ten. Kur Aurinas su Gintaru dingo? Mes skrendam į Paryžių su tavim. Šitas taip yra aukštai. Laikykis už manęs. Skrendam į Paryžių. Aurinai su Gintaru? Ką jis dar ten? Aš turiu į Paryžių. Pasidėsiu čia. Gerai, guys. Mes turim faktačiai. Kažkoks drakonas su smurfu įėjo į lėktuvą. Bet nerimaukit. Jie su mumis skris į Paryžių. Ir šnekat apie Paryžių. Mes jau čia. Atidarom ratus. Gerai, dabar truputį landing. Gerai, landing. Mes jau čia. Passengers, galite išeit. Atsisekit. To išleisim už 2 minutės. Atidarysim jums faculty. Ačiū, kad buvote mūsų airplane. Sutikti Gintarą su Aurinu. Ką jie čia daro? Turbūt nebereiks sėdėti. Gerai, einam Gintarai. Guys, ką jūs darot Paryžiui? O kodėl, ką tu darai Paryžiui pats? Aš nuėjau pamatyti Eifelio bokštą, kad tu negalėjai mus nuskraidinti. Aš negalėjau, žiūrėk į mano sparnus. Aš turėjau patį viršų ateiti, nes tavo airplane. Štai nieko nedarai Aurinai. Kol Auriną vedėjus? Todėl, nes Aurinas mūsų draugas, mes negalim jo palikti. Friendship, atsiprašau Aurinai. Nieko tokio. Gerai, guys, ką mes darom Paryžiuje? Aš turėjau tik tą vieną tickets. Mes neturėjom tickets. The hell? Tu lipai tokį aukštį ir mano ceiling? Dabar, gerai, lipk į Eifelio bokštą ir tada galėsim paskristi. Įrodyk, kad tu gali nuskristi. Tiek toli. Gerai, Aurinai būk su Makronu. Nebūk pusiai. Gerai, Makrone, gerai. Skrendu į pat viršų. Gerai, aš tam čia esu. Ką dabar daryt? Paskambinsiu jam, jis manęs negirdi pusė. Ar matai Gintarą tam? Jo, matau. Kažkas man skambina. Alo? Čia Gintaras. Aš pačiam viršui, ką dabar daryt? Tu ne pačiam viršui. Tu esi taip viršui, aš nematau tavęs, tu debesyse esi. Aš per toli esu. Gerai, atskrendu atgal. Ir tą daryk. Gerai, Aurinai, palaukim jo ir skrisim namo. Gerai, aš čia. Aš taip pavargau. Geriau kristi. Ateik čia, Aurinai. Gerai, Makarone. Skrendam, guys. Aš nebegaliu. Tai buvo gera kelionė, Makarone. Pagaliau mes visi 3 draugai išėjom kažkur linksmą. Mums taip linksma buvo. Čia pati pirma mūsų tripas. Tu, Gintarai, turėtum būti toj pusėj. Už Makaroną. Ar jūs juokaujat? Aš 500 miles ėjau per jūrą ir valandas ir jūs neleidžiat man. Dieve, aš taip skridau, jūs nematot kokie maži. Skambinu tešiai, aš einu iš jūsų, guys. Jūs abudu kvailė. Aš ne kvailas. Jūs kvailė. Aš einu iš čia, nes mane Gintaras pavadino kvailu. Apkabinsiu.